Tai manau laukia sunkios rungtynės, nes tiek Šiaulių, tiek mūsų, manau, netenkina ta vieta lentelėje, kurioje esame. Tai tiek Šiauliai, manau, norės atvažiuoti nugalėti, tiek mes norėsime parodyti, kad namie irgi galime nugalėti ir bandysime ir tą komandą išeiti su 3 taškais. Šiais metais su Šiauliais žaidėt jau 2 kartus A lygoje, iškovojot 4 taškus per tas 2 rungtynes. Visai vaizdas aikštėje buvo neblogas, buvo galbūt daugiau tų progų turėjo netgi negu Šiauliai per tas abiejas rungtynes, tai kokius uždavinius tada pavyko įgyvendinti? Tai treneris mums davė uždavinius ir vykdėme trenerio planą. Žaidimas ėjosi į mūsų pusę, tikimės to pačio ir šitos rungtynės. Kokius galbūt Šiaulių pavojingiausius futbolininkus išskirtum? Man asmeniškai kaip vidurio saugui tai Kuklys, Ikaunieks. Šiaip visa komanda yra gerai sukomplektuota, tai visi tie žaidėjai yra kokybiški ir išskyriau tik šitus, mano nuomonė. Šiauliai paskutinę savo rungtynes oficialiai žaidė tik tai praėjusį ketvirtadienį, turėjo ilgą pauzę be rungtynių, beveik 10 dienų. Jiems, tas tarpas gavosi, tu kaip futbolininkas, kaip manai, ar negali išmušti iš ritmo tokią ilgą pertrauką? Man asmeniškai geriau, kai varžybos vyksta kas savaitę ir kai turi daugiau laisvo laiko, gal šiek tiek gali išmušti, bet esam profesionalai, turim būti pasiruošę, kad ir už kiek laiko bus rungtynės. Ir dar grįžtant į praėjusias rungtynes su Transinvest komanda, ten 2 kartus pirmavo, 2 kartus tos persvaros nepavyko išlaikyti ir jau taip ne pirmą kartą šiame sezone. Kaip manai, kas komandai nutinka, kai tą persvarą reikia išsaugoti ir uždaryti rungtynės? Manau, trūksta tiesiog ramybės kamuolio valdyme ir kadangi turim rezultatą mums teigiamą, turim neskubėti taip į tą priekį, išsaugoti kamuolį ir tiesiog išsaugotume tą rezultatą ir išeitume su 3 taškais. Ir rungtynėse prieš Transinvest debutavo naujokas puolėjas, kokį įspūdį jis palieka bendrai komandoje, kaip sekasi įsilieti į komandos žaidimą tiek aikštėje, tiek už jos ribų? Naujokas visai Niko, tiksliau, gerai sutarė su visa komanda. Įsiliejo neblogai, taip pat matėme ir prieš Transinvestą, kad gali žaidėjas žaisti ir tikrai padės mūsų komandai, manau. Ir tave pasirinkau kalbint neatsitiktinai, jau pernai minėjai ne kartą, kad esi didelis Sūduvos sirgalius nuo mažų dienų. Dabar sunki situacija, jaučiu, kad ir pačiam skauda matyti, kur ta komanda yra, skauda ir sirgaliam, tai liko trečdalį sezono, 13 rungtynių, 39 galimi taškai. Ką palinkėtum savo komandai ir visiems sirgaliams, kuriems rūpi? Savo ir komandai tai eiti į rungtynės, lyg jos būtų paskutinės, atiduoti viską ir bandyti pasimti tuos taškus, nes daug išmėtėm tų taškų, tai jau nebėra laiko jų mėtyti. O sirgaliam tai visus kviečiu ateiti į stadioną, palaikyti mus, pažadam, kad stengsimės ir stengsimės tik tais 3 taškų.